Labas rytas. Šiandien rytas pas mus nelabai koksai. Vakar mūsų musiukas kažką tai matomai suvalgė, apsinuodijo jisai. Visą naktį vėmėsi. Oksana prie jo kėlėsi pastoviai. Dabar va turi be 15:09, 9 valandą atsidaro veterinarija. Vešiu musiuką į veterinariją. Taip kad šiandien nemanau, kad kažką tai filmuosiu. Reikia man savo draugų pasirūpinti, va savo mažu laiku. Va, jisai pradėjavo visą naktį vargšas ir pravėmė, va, nenori nieko jisai nei valgyti, nei vaikščioti, nei nieko, tik tais vandens pageri ir vėmė. Taip, kad šiandien biški liūdnas pas mūsų video. Nuvežė musiuką pas veterinorių, gavo biški į rūrą vaistų, tai niekas, apsinuodijo maistų kažkokį ir viskas. Ten biški buvo suvalgęs dešrelės tokias nelabai gal dar geras, tai greičiausiai nuo jų ir yra, nieko, gyvens greičiausiai. Palikom dabar namuose, varam su Zuikiu nusipirkt naują šaldytuvą, nes biški mūsų šaldytuvs pradėjo grybą pjauti. Tai sakom, tuo pačiu nulėksim iki parduotuvės ir pasižiūrėsim, gal ką gerą rasim. Atvažiavom į Power City. Greitai pralėkėm pasižiūrėti. Ale visi iki vieno šaldytuvai F ir E reitingo. Kainos kosminės, o pasirinkti nėra iš ko. O F reitingo šaldytuvą pirkti, tai tas pats, kas savęs negerbti. Paskui dar tiek pat, kas mėnesį už elektrą mokėsim. Lekiam toliau, žiūrėsim toliau, kas gera. Harvey Norman jau turim biški kažką įdomesnio. Mūsų biudžetas iki 500 ir va, E klasės šaldytuvų yra tokių jau biški rimtesnių. Galim biški virš 500 leisti. Va, tokie jau biški rimtesni šaldytuviukai. Mes šitą žiūrėjom, Bosch. Jau nebeusidaro. Aišku jau šito Bosch neperkam. Va, žiūrėk, čia koksai dar Hover, bet čia F reitingas. Dar kažkur buvo. Va, Belink irgi E. Ganėtinai didelis. Erdvis toksai, ne? Stalčiukai biški tokie maži. Gerai, einam pažiūrėsim į D&D Electrical dar. Šitą ir ką mes čia vasarą, kai karštą galėtumėm gulėti. Einam D&D Electrical pasižiūrėti. Harvey Norman visai gerai. Ten radom pasirinkimų, dabar varom iki D&D Electrical pasižiūrėsim. Jeigu ką malomės Droghedai. County Cloud. Šalta, vėjas pučia. Plaukus suvėlė visus ant barzdos. Kažin, kaip tas mūsų musiuks namuose gyven, reikės važiuoti namo žiūrėti. Gal jau. Bet nieko, svarbu, vandens daug geria. Ateina, pageria, pavėmė, karoči, skalauja savo skrandį. Šaunuotis. Moka gydytis. Harikori, kas čia harikori? Čia tik tais baldai, čia neįdomu. Harikori mums neįdomu. Varom į D&D. Įdomus variantas, va Samsungą, kur nužiūrėjom D&D Electrical, ne, 560 eurų. Ateinam į Harvey Norman, tas pats Samsungas kainuoja 800 eurų. Aš jai sakau, o kodėl, sakau, tenais kainuoja 560, sako, negali būti. Tokia nelabai laiminga buvo, žinai. Bet tai nuėjo, patikrino visko ir ką. Ir va, mums numetė kainelę iki 560 eurų. Tai dabar važiuojam į sandėlį, pasimsim šaldytuvą ir varom namo. Va taip va. Visada nueikit ir pasiklauskit, kodėl kainos yra tokios skirtingos ir gausit nuolaidą. Nu ką, prisibeldėm namo. Musiuks dar toks va, biški mažiuks nupeipęs pas mane. Visiškai nieko, vandens ger tik tais ir viskas, vos judai. Parsigrūdom tą šaldytuvą, va.
7,99 buvo. O nupirkom 5,59, nu, 5,60. Tai va, visada dėrėkitės ir gausite nuolaidų. Ok, šiandien nieko neprifilmuosiu, einu pakuoti šaldytuvą ir žiūrėsiu, ką su tuo musiuku daryti. Išvežiau musiuką atgal į veterinariją. Nelabai jam gerai, jau nebegalėjo nei atsistoti, nei veterinarijai net atsimerkti sunku buvo, tai nežinau, žiūrėsim, ar eis kažką padaryti, ar jau gal ir nieko nebeis padaryti. Musiuko nebėra. Musiuks numirė.